Sveiki, BT Remontas žiūrovai. Šiandien norėčiau Jums parodyti vieną trumpą tokį pokalbį su klientė. Kokių situacijų pas mane darbe atsitinka, kai kada. Greičiausiai čia kažkokius tai darbus atlikinėjom ir klientė turbūt buvo nepatenkinta, kada atėjo sąskaita sekantį mėnesį. Tai vienas iš skambučių naktį, kada aš sėdėjau ir dariau Jums video. Sulaukiau savo asmeninį telefono numerį, kažkaip gavogi, nežinau kokiu būdu, bet kažkaip gavo, bet tokiem klientam aš tikrai nedalinu. Tai noriu parodyti, su kokiam situacijom man tenka susidurti neeiliniam ir dėl kokių situacijų tikrai galva man skauda. O skauda dėl to, kad skambinėja po to šitą klientę ne vieną kartą. Dėl to aš tokius ir blokuoju. Ir gerai, kad yra tokia funkcija, kaip blokuoti telefono numerį. Įsigelbėjimas. Neteiskit manęs iš anksto, nepasižiūrėję šito video pokalbio. Bet vienu žodžiu, ką čia šnekėt? Važiuojam žiūrėt. Vienas iš pokalbių naktį, kaip aš sakau, mėnulio klientai. Ir beje, atsargiai su močiute, ji žiauriai grybauja. Ko jis nori? Kodėl mano telefone numeris jūsų? Tai čia gal jūsų reikia paklaust, bet ne man. Čia gal jūsų reikia paklaust. Be reikalo neatsiradęs numeris nepažįstamas. Viskas gerai jums su galva, ar ne? Jei beprūtis esi aferistų šaikoj. Taigi jūs man skambinat naktį, ne aš jum. Jūs... O kas iš kur šitas numeris prakeiktas? Mano telefone atsirado. Taigi čia jūsų telefoną atsirado, tai jūs man ir pasakykit, iš kur jis pas jūs. Mano telefone. Dalbajobė. Normaliai čia jūs taško. Telefone nepažįstamas numeris atsirado. Dalbajobė. Tokių aferistų, tai galvoju, kas čia per cirkai. Kas čia per cirkai? Iš kur šitas numeris? Nu jo, viskas aišku su jumis. Jo! Dalbajobai aferistai! Nesugebėjo? Kai atsiranda numeris aferistų, todėl ir perskambinau. Nu, Aferistė, aš be žodžių neturiu. būk prakeiktas. Aš net neturiu ką pasakyti, jau visai negerai jau gal su galvelė. Jūs iš kur, iš Naujos Vilnios skambinat? O tai būna, žinokit. Po to sako, Vytai, kodėl numerį nenori davinėti. Nu tai matot, tokie naktį gali paskambinti. Na ir kaip Jums normaliai, ne? Bet man tai tokių klientų, galva pradeda skaudėti. O žinot, kas blogiausia štai situacijai? Netgi ne klientas blogiausia štai situacijai. Blogiausia ta situacija, kad jinai po to pasiskambina tokie žmonės į įmonę. Ir pradeda skųstis. O matot, žmogus matos iškart, kad ligotas jisai yra. Ir blogiausia tai, jog darbdavys dar iškviečia mane ant kilimėlio. Kas ten per konfliktinė situacija pas tai su tuo žmogum? Sakau, aš neturiu jokios konfliktinės situacijos. Sakau, jūs nematot, kad žmogus ligotas yra. Matosi, kad jisai ligotas. Visų pirma, kad aš jo net neprisimenu, to žmogaus. Tai blogiausia tas, kad darbdavys, siūsdamas pas tave pastoviai klientą, tave dar ir kaltų palieka. Dėl to aš ir išėjau iš savo seno darbo, kadangi darbdavys pats išsiuntė mane dirbti pas ją. Jiems tavęs reikėjo tik tam, kad pasirūpintum močiute. O po to dar aš kaltas likau. Bet čia ir taip matosi, kad žmogus yra keistas, ne? Mažiausiai, jau galima tai pasakyti, keistas. Bet matosi, kad ligotas žmogus.
Bet darbdavys užima jo poziciją, ne tavo, o jo poziciją. Tai sakau, žinot, jūs patys mane siuntėt pas jį. Ir dar aš pats kaltas dėl kažko likau, net nežinau dėl ko. Tai va, aš labai pavargstu nuo tokių užsakymų, o tokių užsakymų padaugėja per pilnatį. Tai va, Hebra, tiesiog norėjau jums parodyti, kaip būna darbe ir gan dažnai būna. Jeigu jums tokie įdomus video, tai prašykit. Dar gal kada kokį vieną kitą įmėsi dar turiu. Bet problema dar šitų video yra tame, kad negalėjo tokių žmonių nei telefoną nurodyti nieko. Duomenų apsauga. Vienu žodžiu, rašykit komentarą. Ar tinka jums tokie video, kvaili video. Gerai, iki visiems. Ramaus gyvenimo. Greičiau jūs visi kojas pakratysit, ne aš.